O dabar jums norėčiau parodyti, kaip yra persodinėjamos orchidėjos. Tačiau prieš tai dar papasakosiu, kokie tai turėtų būti parinkti vazonėliai, kad jūsų augalas sėkmingai augtų ir koks turėtų būti substratas ir iš ko sudarytas. Sklando legendos, kad orchidėjos gali augti tik permatomuose vazonuose. Galiu pasakyti, tai yra visiška netiesa. Todėl, kad falenopsių šaknis, taip, jos vykdo fotosintezę, tačiau procentais tai yra tokia maža dalis, kad jos praktiškai nesudaro augalui jokio efekto. Ir augalo aprūpinimo maisto medžiagomis dalyvauja būtent lapai. Sekantis momentas, kodėl yra skaidrus vazonėlis. Tai yra patogu. Jūs pasimate savo augalą, jūs galite apžiūrėti, kaip atrodo šaknis. Ar jos jau sausos, ar jas reikia laistyti, ar substratas susmukęs. Tai yra tiesiog patogu. Tačiau tai nėra būtina. Jūs lygiai taip pat galite savo orchidėjos pasodinti visas, be jokių išimčių, į paprastą plastikinį nepermatomą vazonėlį. Tačiau yra sekantis momentas, kad persodinėjant reikėtų pasirinkti teisingą substratą. Jeigu orchidėja yra smulkiašaknė, substratas turėtų būti smulkesnis. Jokių būdų jame neturi būti durpių, žemių ar kažkokio kitokio komposto priemaišų. Tai turėtų būti stambų žievės gabalėliai, kuriuose gali būti maišyta kamštinio medžio žievės, vermikulito, perlito, gali būti dar papildomai įdėta kiminų. Skirtingai nuo to, kokia orchidėja, ar stambia šaknė, ar plona šaknė, yra pasirenkamas substratas. Jisai gali būti arba stambesnis, arba smulkesnis, atitinkamai pagal augalo šaknų sandarą.